Ką daryti, kai dažnai gimsta dvynukai? Gavome šį konkretų klausimą iš vieno ūkininko, nes pernai pas jį gimė netgi iki 14 porų dvynukų. Tai iš tikrųjų norėčiau paklausti, ar tikrai reikia kažką daryti ir kodėl mes bijome tų dvynukų, nes galbūt yra problema, kad mes nemokame jų priimti, galbūt jums karvė plyšta, bet tai yra ne dvynukų problema, nes plyšimas dažniausiai būna dėl neapmokyto personalo, nes jie galbūt nemoka priimti veršelių atvedimo. Taip pat gal jų veršelių priežiūra, sakykime, jie prašiau auga, mažiau valgo, daugiau serga, bet gali sirgti ir nebūtinai dvynukai. Čia irgi reiktų atkreipti dėmesį galbūt į žmogiškąjį faktorių. Gal yra prastai prižiūrimas ir šėrimas prastas pritaikytas, dėl ko aplamai mes tada siūlytumėm iš viso tokių prastai augančių veršiukų net nepasilikti, nes iš jų jau karvių gerų nebebus. Tai čia irgi yra ne dvynukų problema, bet jau reiktų spręsti šią problemą, jau jos ir ieškoti ir spręsti kitur. Tačiau jeigu, tarkim, gimsta skirtingų lyčių dvynukai, taip, tada yra didelė tikimybė, kad skirtingose lytyse telyčaitė bus nevaisinga, dažniausiai gims be gimdos, tai tada taip, rekomenduotumėm irgi tokios lyčios nepasilikti. Tačiau tai yra normalu, kad gimsta dvynukai, nes netgi natūraliai nuo 2 iki 5% gali jums bandoje gimti dvynukai. Todėl jų reikia nebijoti, tiesiog išsiaiškinti priežastį, kodėl jūs jų nelaukiate, gal ir nenorite jų sulaukti, ir tada tą problemą spręsti. Aišku, pačių einant į fiziologiją karvės, tai kaip susidaro dvynukai pas karvės, tai labai priklauso ir nuo hormonų lygio ir karvės produktyvumo. Dažnai būna, kad karvės labai produktyvios, nuo 40 litrų ir daugiau duodančios per dieną pieno, pas jų progesterono lygis kraujyje būna aukštas, dėl ko iššaukia 2 kiaušinėlių išėjimą, atsiradimą gimdoje, dėl ko įvyksta dvigubas apvaisinimas. Bet taip pat irgi galime iššaukti ir naudojant hormoninius vaistus, kas dažnai būna naudojama irgi produktyvioms karvėms, kadangi jų ir taip kibumas būna prastas, nes jos yra produktyvios karvės, susikoncentravusios į savo tą produktyvumą, atidavimą pieno. Tai va, iš tikrųjų galim ir pabloginti su hormonais situaciją, tai yra padėti susilaukti dvynukų, arba galime, naudojant taisyklingą sinchronizaciją, kaip vienas iš šaltinių rekomenduoja, tarkim, dvigubą ovsinchro, taip praleidžiant pirmąjį mėnesį jos sėklinimą su hormonų leidimu, o antrą sėklinimą susėklinus, tada mažesnė tikimybė, kad jos jau turės dvynukus. Nes tiesiog sumažinsim progesterono kiekį kraujyje, kuris neišauks dvigubo kiaušinėlio išėjimą į kiaušintakius, į gimdą. Tai va, tai tiesiog norėčiau akcentuoti, kad pirmiausia turėtume tikrai išsiaiškinti priežastį, ar mums tikrai reikia kažką daryti dėl dvynuko, kodėl mes jų bijome, tada aiškintis problemą, tai yra galbūt su hormonais pradžioje užsižaidėm, dėl sinchronizacijos gal blogai prisitaikėm savo bandoje, savo karvėms ir dėl ko gimė dažnai dvynukai. Ir taip pat, jeigu prastai dirba personalas, sakykime, galbūt personalas nėra tinkamai apmokytas, tada irgi surengti mokymus, juos apmokyti ir taip išvengti tiesiog žmogiškojo faktoriaus klaidų.